Tai operacija nebuvo jokia baisi, gąsdinanti kažkas tokio. Tai buvo ne kasdieniška procedūra, bet kažkas, kas varytų stresą ar nerimą, tai tikrai nebuvo. Man asmeniškai akį pradėjo gan iš karto po operacijos graužti, bet labai džiaugiuosi tuo, kad po kelių valandų man jos ne tiek, kad net nebegraužė, o jau galėjau idealiai matyti. Taip kaip vos ne dabar po kokių 5 dienų. Ir buvo iš pradžio kažkiek diskomfortas, graužimas, džiuvo akis, bet visą tai susitvarkė. Dabar yra dar gydymo laikotarpis, bet jau mano rega yra geriau negu gera. Ir aišku, jinai gali dar kažkiek, galiu jausti diskomfortą, džiūti, bet tai yra visiškai normalu. Šiuo metu aš to nejaučiu, tai manau, kad super gerai gyja jinai. O kas dėl naktį atšvaitų, kas būna įspėta, kad gali erzinti, tai yra visiškai normalu, bet man netgi to nėra. Tai tiesiog mano akis visiškai nedirginama. Šiuo metu, kaip patartina akiniai nuo saulės nešioti, juos nešioju, kažkiek saugotis, ten tas vieno nesportavimo, fizinio aktyvumo tokio stipraus negali būti. Bet man kuo puikiausiai tinka, kaip ir sakiau, 5 dienos gydymo jau idealiai matau ir jokie atšvaitai, jokie dirginimai manęs neerzina ir nebijau aš. Taip kad